Crest balinimo juostelės. Statistiškai Amerikoje jų parduoda daugiausiai. Tai ir aš užsinorėjau juos išbandyti. Rodau jum dantų baltumą prieš pirmą naudojimą. Patarimas nuo manęs: prieš naudojant balinimo juosteles dantukus iš karto nusausinti, kad juostelės geriau laikytųsi. Taip pat kartu aš naudosiu Crest balinamąją pastą. Na va, juostelės daro savo darbą, o aš einu savo reikalus tvarkyti. Dar vienas svarbus patarimas: juostelės mes klijuojame tada, kada nesinori valgyti, nes tada burnoje nesiskiria tiek seilių ir juostelės mes galime išlaikyti ilgiau. Na va, jau ir nuimam, nes Instagramo valandėlė prabėgo greitai. Ir ką galiu pasakyti, po pirmo karto jokio diskomforto aš nejaučiau, dantys jautresni nepasidarė, tai ką, važiuojam toliau. Beje, Crest balinimo juosteles galima rinktis pagal savo dantų jautrumą, nes jie turi skirtingą peroksido procentą. Tik trečias kartas, o aš jau matau šiokius tokius rezultatus. Atėjo savaitgalis, mes tinginiaujam, o juostelės daro savo darbą. Na ką, 5 kartas. Mėgaujamės pavasario saulute ir balinam dantukus. Tiesą pasakius, nežinojau, kiek man prireiks kartų, kad aš pamatyčiau norimą rezultatą, bet dabar galiu pasakyti, kad po 6 kartų aš matau tai, ko tikėjausi. Taigi, jeigu palyginti kainos ir kokybės santykį, esu labai patenkinta.